Turim va tokį orą nuo ryto. Labuką visiems. Nu, yra kaip yra. Ką, šiandien tik tai vienas darbuksit nusimano man. Eisiu perkelsiu Webastą į didįjį šiltnamį. Nu, kaip perkelsiu, padarysiu taip, kad bele kada galėtų prijungti ir tam vadinamam mažajam ir didžiajam šiltnamiuose Webastą, jeigu papildomai reikėtų. Pritrūktų biškį kartą šilumos kažkokiam nenumatytam atvejui. Tai va, tik toks va šiandien vienas darbuks. Gal kažkam bus įdomu, naudinga. Šiaip Webastą geras dalykas. Einu pradžią tik tai pažiūrėsiu, ar pečiai visi išdegė, viskas gerai, malkas. Ir pradėsiu. Viskas išdegė, viskas tvarkingai. Taip realiai ir turėjo būti. Ką temperatūros turim? 15. Nu, 15 yra riba. Viskas yra gerai. Nu ką, einu prie Webastas. O, malkas baigės. Reikia malkų prisiruošti. Laukia šalta. Pačiu laiku malkom susirūpinau. Pukšt ir yra. O, malkas susiruošiau pagal ilgį. O, belika tik susivežti. Ors negeriai. Malką suvežiau. Dabar jau galiu eiti prie Webastas reikalų. Kuriam laikui užteks. Ir čia pradžius. Čiumpam įrankius ir einam daryti Webastą. Blemba. Juk planavau lašinius parūkyti. Pirmą reikia lašinius parūkyti, nunešti. Palauk, murko. Taigi lašinę malkų reikia. Kur malkų gauti? Reikia paguglinti, gal kas nors netolies kokį malkų pardaviniai. Ane. Radau, kur paduod mokyklinę netoli. Sakė, parduos man lašiniam pasurkyti. Varau nusipirksiu. Horsti kas minutę keičiasi. Ką tik sniega. Saulė šviečia. Gražu. Jėga. Atvažiavau pasiimti malkikio. Laukiu, kol šeimininkas ateis. Malkikės jau gul ten. Važiuoju. Čia siaubas, kas daros. Per kamerą gal taip nesimata. Ką reiškia? Lietaus visiškai nėra, tai čia kokia. Kiek visą mašiną iš karto dulkina, purvina palik. Belė kaip neš. Iš tų didžiųjų čia laukų. Nu nieko nepadarysi. Ir kaip yra šiuo atveju. Sikapoju valgas. Susikabinau lašiniukus. Zalti saniukai. O dabar pakurti. Ir parūkyti kelias dienas. Varšas gandriuks. Davai, tu gali. Davai, varyk. Nepasiduok. Ai, nusprendė pritūpti. Varšas, eik bent už stulpo pasislėpk. Siaubas, žiema, bėk iš kiemą. Kas per užgavėnės žiemos nevarė lauk?
O, skylė. Prisiminiau, švogeris sakė, kad nėra su ko užklijuot, bet tai aš buvau pirkęs. Na, jisai atseit nerado. Einu, aš pažiūrėsiu. Nu va, yra. Kažin, spės agurkai užaugti, kol lašiniai išsirūkys. Atsinešiau vamzdį. Vebašikiai pajungti. Nu, vamzdė šitas jau kur buvo mūsų senajam šiltnamy. Alkūnikę vieną nupirkau. Atsinešiu likusias vamzdžio dalis. Sujungsiu, prijungsiu. Taip galvoju, čia pasidarysiu. Toje vietoje vat stovės, netoli pečiaus. Bus gerai. Vebašikį atsinešiai, pasidėjai, pajungiai ir laisvas. Nu, va taip. Einu kitų vamzdžių. Ai, nors reikia eiti. Jo, pažiūrėti, kaip lašiniai rūkos. Reikia parūkyti lašinius. Neparūkyti, pakursti teisingiau. Spalvykę pakeitė. Ai, kvapėlis, koks tai geras. Gerai, kurstame. Nešiuosi ir antrą dalį. Prijungti bastai. Čia irgi malkas baigės. Šiąnakt gali neužtekti. Reikia parsivežti. Pasirūpinau ir čia. Galim tęsti toliau darbą prie bašikės. Šitą va bebaštikė. Darysim pernešėjimą, kad galėtų prisijungti čia. Šis gal biškai bus per ilgs. Nu, dar žiūrėsim. Su taip sujungsiu tenais. Taip. Kas toliau, ką čia reikia atsinešti? Kiek tų valandą yra. Reikia eit pavalgyti, papietauti. Jo, varau papietauti. Grįžtam prie Webasta's reikaliukų. Po šituo čia va paslėpta. Čia buvau daręs šitam va tokią sistemą. Čia su taifa užriestų vamzdžių. Ten tiesiog vienas posūkis bus. Čia dariau todėl taip, kad čia vienas dalyks ir vietas nebebuvo kaip kitaip sugalvota, o pagrindinis išmetims čia į tą ein. Tai čia va šitą vietą va. Vat nuo čia va tas visa apačia yra pagrindinė šildos išmetimų. Rankas nepridėsi, gali kiaušinienę kepti. Viskas yra sujungta. Ant apačioje yra skylikė padaryta kondensato išbėgti, dūms pro ten nein. Tai kaip ir šitoj sistemai viskas veikia, viskas puikiai buvo. O ten va taip išein. Kažkiek čia dar šitam vamzdį būn šilumos. Bet jau žymiai mažiau negu palyginus pačiau. Šitą vietą tai čia yra bomba. Šildo. Vienintelis tik tai, ką žiūriu dabar, kai dariau čia tą vietą, tą Webastą nusijam, kadangi sugalvojom, kad reiktų jie galėtų pernešinėti. Tai aš va ten tiesiog, matos, išgrėžiau skylę ir prakišau tą vamzdžiuką. Tai dabar reikės su siaura pjūkliu čia prapjauti, kad taip jisai galėtų tiesiog ją paimti visą, ištraukė ir viskas. Ir nusineši. O dangtelis čia bus tas pats, čia yra tiesiog įkišta, jisai tiks vienam vamzdžiui. Čia su viskom, va šit, su visu to išsitrauksi, nusineši ten, padėsi, įkiši ir viskas veiks. Va taip, va teorijoje viskas turėtų būti labai gerai. Čia pračia va pučia šilumą, šiaip aфиgens dalyks.
Webasto turiu nusipirkęs ir savai namuose į garažą. Tai puikiai, tikrai puikiai. Kam nėra ten kažkokie labai didelį reikalavimai, aišku, ten tas garsas būna toksai, tas biškai kartais pradžioj, kai įsijungiu čiučiut erzina, paskui ten net nebegirdi nieko. Vienintelis va dar, va šitą, kad čia įdėjau, čia maitinimo blokas. Webasto reiktų jungti nuo akumuliatoriaus, bet kadangi akumuliatoriaus čia nenaudosiu, tai yra maitinimo blokas ant 12 voltų, 17 amperų, atrodo, aš neėmiau. Nuo 15 amperų, lyg tai reikia nuo 15 iki gal 17 ribą, ar iki 19, dabar nepamenu, kažkiek gali naudoti. Tai va šitą maitinimo bloką, aš taip galvoju, čia matiem atsiseg. Pažiūrėsiu, kur galiu čia prasigręžti. Uždėsiu maitinimo bloką va čia kur nors ant šono. Kad nereikėtų ten atskirai vargsi to laidą tampyti, tiesiog visą pasiėmį su maitinimo bloku kartu ir nusineši. Va mintis tokia. Tai va taip ir darysiu. Saulikė pradėjo šviesti, nieks pratirpa. Nu, vėjas kaip visada. Dauža. Plėvelės kažkiek biškily. Nu, nieks. Taip, gerai. Tai dabar einam. Pirmoje vietoje atsinešam, ką atsinešam, reikia pasidaryti staliuką iš karto gatavo. Pirmą pasidaryti tokį pat antrą staliuką, kad galėčiau ten anam šiltnamį prisukti ir jau kad būtų ant ko užsidėti. Nu tu vėl pūga. Tik išėjau pasiimti kelias lentas iš šiltnamį. Saulė švietė. Nu tikrai nesąmonė kažkokia vors. Mano puflaikykė. Eik tu bėgla. Bariai kumštinių pirštinių nagai šal. Užteks gal tiek. Jomaja. Kaži, ar kaip pakurstyti? Staras. Nieko nebesimata. Gerą dieną mašinę rūkyti. Aš tai nepamečiau. Jungiam tą pastą. Jau normaliai. Jau visai vėl šilta. Per plačią lentą pasėmiau, reikia siauresnės. Konstruoju čia Webasto, žiūriu, kad vėsoka. Žiūriu, irgi gerai nusišnekėjau. Na, toks oras savo daro, žodžiu. Jaučiu, kad vėsoka palika reikia. Į galvoju pečiuko kurtis. Jau net man vėsoka, tai visiems daigikam irgi. Jau ne kažką. Ne, bet tuoj sušilsim. Sušilsim. Kol įsidegs. Parodysiu, kas spėjau nuveikti. Saulikė išlinda. Šiandien nors permainings, tai siaubas. Tai lietus, tai sniegs toksai, tai truša kažkokia, tai šlapdriba, tai saulė šviečia. Ir viskas taip maišus tiesiog. Neslapus dalykas. Uždarom tą, paliekam, tegul įsidega gerai. Nu, kas spėjau nuveikti. Pasidariau laikiklį
Webastai. Įdėjau vamzdžiuką dar vieną tokio. Bet užtrukau čia, kol susidėjau tos visus laikiklius, kol ką, tai dar vieną neįdėjau. Kad išsiveisti tenai iki ten. Vienintelis dalykas, ką pergalvojau, kad visgi ne dangtelį darysiu, kad įkišimą. Čia nes gaunasi šiek tiek nepatogiai, ten reiktų užsukinėti taip iš šono, ten, nu žodžiu. Tai pagalvojau, aš čia tiesiog skylę pragręšiu ir taip įkišiu. Ir turėtų viskas gerai veikti, nes Webasta vis tiek tenai gaunas tą dūmą puč, tas dūms atgal neįn tenai ir tik į priekį. Na, žiūrėsiu, jeigu blogiausia atveju bus, tai tada čia kur nors nupjausiu, įdėsiu alkūnę ir kad gautus, va, kad iš tos vietos galėčiau pajungti Webastas išėjimą. Nu, kol kas čia dabar tiek pasidariau. O tokia eisiu dabar tą Webastą perdarysiu. Nu, kaip perdarysiu, kaip ir buvau minėjęs, kad galėtume iš tiesiog pernešinėti. Ten ją reikia nuimti, taip va irgi prapjauti ten toj vietoj. Prisukti visus tos laidžiukus, viską tenai, kad viskas būtų taip, kad tiesiog už rankenėlių paėmė, atsinešė ir viskas veikia. Ja, čia tos numečiu. Galiu čia pasikelti kol kas. Čia kams esu tą paliko. Ant žemės vandens pripylė. Na, taip nenoriu dėti yra tiesiai ant pečiaus. Kaip ten ant skardos yra. Tai galėjau atpjauti iš metalo, kažką armatūros, kokios deko nors. Kokį porą šveleriukų ir padėti. Nu, to aš. Padarysim. Nu, radau. Nebūn, kad kaime metalo gabalą nerastum, bet tokią kaimą nesutikau. Nu, o, kaip pasidariau. Kaip ir buvau sakęs, tą prikabinau čia prie korpuso šitoje vietoje. Orą kur paėm. Tai irgi pragrėžiau skilikę su varžtu, prisukau. Ir dabar gaunas o toksai va, kad tiesiog visą paėmė. Nepaėmė, teisingai pamiršau dar. Čia įdėjau tokius, nu, kaip stabdžiukus. Nu, kad šogeris neužkliūtų ir nenumestų Webastas. Padariau tiek vienoje, tiek kitoj pusėje. Norint Webastą nuimti, reiktų tos va ištraukti. Lygiai taip pat tenai irgi padariau, kad kai nusineši į vieną šiltnamį, aš šitos va įkiši. Ir kad jeigu užkliūs, kad jinai nenugriūtų. Nepavyko ištraukti. Nuėmė ir uždėlė. Na, kaip sakiau, prieš tai čia padarysiu va skilgę ir viskas, ir bus gerai. Kažkaip tamsu paliko. Sutemo laukia jau. Kažkaip tai netikėtai reikia papildomai šviesos įsijungti. Nes vis tai dar reikia tą vamzdį čia pabaigti. Reikia pabaigti. Webastą daryti. Įsijungsiu daugiau šviesos ir pabaigsiu. O, taip geriau. Žymiai šviežiau. O, kaip ir sakiau. O čia išpjau taip. Na, taip pat kaip ten padariau. Skėlikės va, užfiksuot, kad neiškristų. Atėjai, pastatei. Įkišai vamzduką ten ir viskas suvalė ir veikia. Nu ką, gerai. Einant toliau, reikia tokį vamzdį atsinešti. Gal švaresnis bus. Reikaliukai pajudėjo biškį į priekį. Jau dadėjau vamzdį. Čia į tą nekreipkite dėmesį. Biškį nubėga todėl, kad ten buvom pradžiai, nu, ne taip sunėrim vamzdžius. Reikėjo kitaip sunert, ten gavos viršų į virš.
ant stogą sujungims ir ten pro ten gavos, kad prabėga ir visą laiką visų vamzdžių nubėga į apačią. Nu, nieko, dabar čia nieko nebepadarysiu. Na, nieko baisaus. Tiek, kad nelabai gražiai atrodo. Bet tai čia svarbu, kad būtų nauda, o ne grožis. Tai va. Dajungiau tą vamzdžiuką, liko dabar tik ten užsidėti dantelį ir išvesti į viršų. Vamzdžiuks, kad išeitų. Čia jau viskas kaip ir gerai. Nu, čia irgi to pačiu padarysiu skylę, o įkišiu. Dirbu šūnu, beliks tik tai išmėginti. Čia va. Agurkiukai. O, su žiedukais. Bet taip galvoju, iki kol užsirūkys man lašinėje nespės užaugti. Reikia gal krenų pasikasti. Krenai su lašiniais ir gerai. Taip ir padarysim. O tiek prisikasiu. Dar populiacijai palikau. Biškį, kad ir kaip stengias, iškart nepavyks ištraukti. Kad nenuraut šaknies. Bet stengiausi iškasti viską iki galo. Na ir turėtų užtekti. Kažkiek nusivalys, kažkas įsimes. Tas va toks čia kažkoks prastoks. Bet manau, kad užteks va tiek. Kasdant skrienus pastebėjau, kad vakarištis toksai ors permainings išnešė duris šiltnamį. Nieko nebelika, tai taip ant greitųjų pagaminau naują šarvuotas duris. Va čia reikės įdėti, kad nesigautų paskui, kad šiltnamis pataps aitvaru. Nesinorėtų, kad vėjas į degalinę nuneštų. Būt parsinešti paskui iš ten. Jo, naujas duris gatavs. Dabar ir iš lauko, ir iš vidaus užsikabins. Sakys, aišku, nepatogu. Bet aš tad saugiai. Tos duris žiūriu irgi. Tokias jau paklebusias. Visgi mediena yra mediena. Geriausiai būtų gamintis iš metalo. Lankai viskas gerai. Gal gyvuoti, bet reiktų visur atsisakyti medienas. Kad būtų grinai iš metalo. Pasidarei vieną kartą ir tau užtektų. 1, 2 ir baigta. Ilgai visai neužtrukau. Greitai čia tave bastą man pasidarė. O taip va įdėjau, prisukau ir ten išėjims. Ten išėjimą padariau su siauresniu. O tokį vamzduką. Tai kaip ir anam šiltnamį lygiai taip pat padariau, tai dariau tai specialiai, taip darau, kad ne todėl, kad stingiu skardoj didesnę skylę gręžti, bet tikslas yra, kad dūms kuo ilgiau užsilaikytų viduj. Tuo pačiu, kad jam nebūtų per siaurą vamzdžiuką, jeigu eini, jam tai gali būti sunku per ilgą atstumą eiti. O čia tokiam vamzdį jisai vis tiek gali žymiai laisviau kauptis. Karšts išmetimo dūms va ir jisai kaupęs ir paskui va taip va po biškį ir viršų pro tą siauresnį ir išeina. Ir nesigaun taip, kad jisai iš karto belė kokiu greičiu išeina ir išeina greitai ir nieko nešildo. Taip žymiai ilgiau užsišildys vamzdžiai. Nu, daugiau šilumos jie sugers ir daugiau atiduos va čia va į tą. Aišku, čia aš dabar jo nekūriau, neišmėginau. Nu, vėliau užkursiu. Įjungsiu aš jį, kai jau reikės šildyti šiltnamį ir paleisiu, pažiūrėsiu, įsitikinsiu, kad pro čia tikrai neleidžia. Aišku, būtų fainiau, jeigu čia būtų kažką eitų sugalvoti, kad atėjai va taip
užmoviai ir, nu, gražiau atrodytų. Bet jeigu dūmsniais, tai gerai viskas ir taip. Nu, anam, kur dariau, tai tikrai nėja, viskas buvo gerai, tai manau ir šitam bus gerai. Tai va. Tai dabar laukiam kol atvies, laukiam ir galėsim jungt pažiūrėti, kad bereikalingai nejungti. Kaip kas. Šaunu. Man patinka. Svarbiausia greitai pasidarė. Ilgai laukti, kol atviesa nereikėjo. Įjungiau webaščikę išmėginti. Kaip ir viskas gerai. Kokias 5 minutės čia jau veikia. Dūmsniin. Viskas tvarkoj. Nu, iš pradžių gal kokias 10 sekundžių gal biškį pamuštą dūmą. Nu, šiaip visą laiką kažkodėl, kai tik įjungi. Ten anam irgi taip pat būn. Čiut biškį paindums, matyt, kol suprant, kur jam reikia eiti. Sakykim taip. Tai va, nieko daugiau nenuveikiau. Nu, kabelį jau nerodžiau, kai prasitempiau, tai čia užteršti laiką čia, nu, apie Webasto su pajungimą čia visai nesusiję, taigi kabelį prasimesti. Tai va, tokie va reikalai. Viskas veikia. Šilti. Nu, ranką dar išlaikyti galiu, bet šilts. Čia mažiau šilts jau, aišku, kuo toliau, jo. Bet palaipsniui turėtų užšilti visas vamzdis. Nežinau, ten tas, kur vat yra anam šiltnami, kaip tokiais su posūkiais, tai jisai užkais labai ir labai. Vat kai bus ant tiesiosios grinai, tai vat nežinau. Kaip čia bus, ant kiekis užkais, nu, čia parodys bandymai. Pečius irgi einu užsikursiu. Eisiu dar sykį pakurstysiu lašinius parūkyti. Ėjau pro šalį, mama krienus kaip tik sutarkavo, saka. Aš sakau, nu kaip, įramas numa ten, bus kas nors. Saka, eik, tu rupūžė, saka, kvepuoti, net nebuvo ko. Saka, du sykius bėgau į lauką, čia saka, kol sarkau vašiuos. Saka, visas akis, gerklė, viskas pilna. Nu, reiškia, geri krieniukai bus. Tai va, tokie va reikalai, žodžiu, iš Webastos pajungimą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim. Galiu taip atsisukti. Susimatysim kitą kartą, visiems gerą laiką ir iki susimatymo.